klausia apie Gedvilą. Ar tu esi prokuroras, ar kas tu esi toksai? Žurnalistas ir norėjau paklausti. Šaučiniek žurnalų, aš kas esu. Jūs esat ponas Jonas Jokubauskis, Jozitos direktorius. Aš ne ponas, esu Varga Pisoklis. Varga Pisoklis, supranti. Štai taip degalinių tinklo Jozita savininkas ir vadovas Jonas Jokubauskis reagavo į naujus sienos klausimus susijusius su Seimo nario Aido Gedvilo veikla. O klausimai susiję su tuo, ką Seimo narys atkakliai neigė. Su Jozita neturiu jokių bendrų reikalų ir praktiškai neturėjau. Tai yra netiesa. Ne tik todėl, kad Gedvilo šeimos verslas sudarė milijoninį sandorį su Jozita, o didelę dalį šių pinigų politikas įsidėjo į savo kišenę. Bet ir dėl naujų faktų, rodančių, kad Aidas Gedvilas aktyviai siekia sprendimų, kurie būtų leidę Jozitai nemokėti beveik 100 000 eurų siekiančios baudos. Ir tai Gedvilas darė ne vienas, o kartu su konservatoriumi. Jūsų dėmesiui sienos tyrimas Jozitas kronikas. Pirmiausia, turime priminti, ką apie Gedvilo turtus, polinkį gryniesiems ir ryšius su Jozita atskleidė ankstesnis mūsų tyrimas. Parodėme, kaip Gedvilas pasistatė prabangius rūmus. Štai šią rezidenciją Vilniuje, prestižinėme Valakampių rajone. Statybas finansavo ne Aidas Gedvilas, o jo įmonė Aidma. Pagal bendrovės ir jos savininko jungtinės veiklos sutartį, pusė pastato turėjo tapti Aidmos, degalais prekiavusios įmonės iš Šiaulių, biuru. Bet nieko panašaus neįvyko. Įmonės pinigais pastatytuose rūmuose įsikūrė ne biuras, o pats Aidas Gedvilas. Po mūsų tyrimo sureagavo ir teisėsauga. Generalinės prokuratūros sprendimu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiuo metu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Bet ankstesnėme sienos tyrime kalbėjome ne tik apie Gedvilo rūmų statybas. Didelė dalis Gedvilo istorijos sukosi apie pelningą sandorį, kurį politiko šeimos verslas sudarė su degalinių tinklu Jozita, bei 2 degalines, kurias Gedvilų šeimos įmonė pardavė šiam degalinių tinklui už 1,45 milijono eurų. Ir apie 365 000 eurų, kuriuos 2 savaitės po sandorio su Jozita Gedvilas įsidėjo į savo kišenę. Kaip paskolą. Tuomet taip pat nagrinėjome Gedvilo veiklą, svarstant alternatyviųjų degalų įstatymo pataisas. Nemuno aušros parlamentaras neigė veikęs konkretaus rinkos dalyvio naudai ir aiškino, kad jo veikla lygiai taip pat galėjo paliesti ir kitus degalinių tinklus. Tačiau aptikome naujos informacijos, kuri labai aiškiai rodo Aido Gedvilo veikimą būtent Jozitos naudai, siekiant nubraukti šiai įmonei paskirtą didžiulę baudą. Ir darant tai kartu su žmogumi iš principinių priešininkų stovyklos, su konservatoriumi. Rengdami pirmą tyrimą apie Aidą Gedvilą, minėjome, kaip parlamentaras 2024-aisiais ėmėsi iniciatyvos dėl alternatyviųjų degalų įstatymo korekcijų. Kaip tik tuo metu, kai Jozita bylinėjosi dėl 300 000 eurų baudos skirtos būtent už šio įstatymo pažeidimą. Tuomet nežinojome, kad panašiu laiku Seime vyko dar vienas procesas, susijęs su dar viena Jozitai paskirta bauda. Ir šiame procese Aidas Gedvilas pats ėmėsi iniciatyvos ir palaikė siūlymus, kurie jo šeimą praturtinusiam Jozitos degalinių tinklui leistų nemokėti prieš metus paskirtos baudos. 2023 metais Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 4 Lietuvos įmonės nubaudė solidžiomis baudomis. Jos paskirtos už tai, kad nepateikė audito ataskaitų, įrodančių, kad jų parduodamuose degaluose buvo reikalaujamas kiekis biodegalų. Didžiausia bauda – beveik 4,5 milijono eurų skirta bendrovei Energijos kodas, kuri tuo laikotarpiu buvo reikšminga degalų tiekėja tiek Jozitai, tiek kitiems mažesniems degalinių tinklams. Tačiau tikimybė, kad valstybės biudžetas gaus šios pinigus, jau tada atrodė miglota, nes baudos paskyrimo dieną vyko Energijos kodo bankroto procedūra. Vėliau įmonės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Antra pagal dydį beveik 167 000 eurų bauda teko bendrovei Sunergus. Trečioje vietoje Jozita
su 95 000 eurų bauda. Galiausiai beveik 30 000 eurų bauda skirta degalinių tinklui Alauša. Žinoma, verslas gali nesutikti su valstybės institucijų paskirtomis baudomis ir siekti jų panaikinimo. Paprastai tai daroma per teismus, bet yra ir kitų būdų. Pavyzdžiui, siekiant perrašyti įstatymą, pagal kurį tos baudos buvo paskirtos. Būtent taip ir nutiko. 2024 m. gegužę Seime registruoti pasiūlymai keisti alternatyviųjų degalų įstatymą ir atleisti įmones nuo ankstesniais metais paskirtų baudų. Tokios iniciatyvos ėmėsi konservatorių frakcijos narys Justinas Urbanavičius. Urbanavičius pasiūlė 2 alternatyviųjų degalų įstatymo projekto pakeitimus. Pirmasis – leisti degalų tiekėjams pratęsti terminą, per kurį jie galėtų įsigyti trūkstamus biodegalų kiekius. Antrasis – numatyti, kad degalų tiekėjai būtų atleidžiami nuo baudų, jei per pratęstą laikotarpį įsigyja trūkstamą degalų kiekį. Kitaip tariant, verslams būtų leidžiama nemokėti baudų jau po to, kai įstatymo pažeidimas buvo nustatytas. Tačiau atėjus laikui šiuos pasiūlymus svarstyti, Urbanavičius net nepasirodė posėdyje, o baudų nubraukimo atgalinė data iniciatyvos vėliavą perėmė Aidas Gedvilas. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Nes pirmiausia reikia paminėti vieną įdomią detalę. Nors konservatorius Justinas Urbanavičius pasiūlymus teikė savo vardu, tai nebūtinai reiškia, kad dokumentą parengė būtent jis. Viename iš Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdžių Urbanavičius prasitarė, kad ši iniciatyva atsirado po kontakto su neįvardintomis verslo struktūromis. Į mane kreipėsi verslo atstovai, tiesiog jie pateikė man informaciją apie gresiančias baudas, apie tai, kad negalima atidėti jų sprendimų. Tai dėl to ir aš užregistravau tą įstatymo pataisą tam, kad padiskutuotume ir pabandytume pagelbėti kiek įmanoma toms įmonėms. Patikrinę Urbanavičiaus registruotų pasiūlymų metaduomenis, pastebėjome, kad Seimo sistemoje įkeltus dokumentus sukūrė ne Seimo narys ir ne Seimo kanceliarijos darbuotojas. Abiejų konservatoriaus pateiktų pasiūlymų metaduomenys rodo, kad dokumentus sukūrė Raivydas Rukštelė, advokatas, Seime atstovaujantis būtent degalinių tinklų interesams. Kaip konservatorių parlamentaro pateiktuose pasiūlymuose atsirado advokato pėdsakas, paklausėme paties Justino Urbanavičiaus. Bet į šios kadencijos Seimą neperrinktas politikas jokio aiškaus atsakymo nepateikė. Su jumis to klausimu kontaktavo toks ponas Raivydas Rukštelė? Ne. Neatsimenu, žinokit, kad tai būtų kontaktuota, nes asmeniškai tikrai nepažįstu ir nelabai girdėta pavardė, bet 100% negaliu pasakyti. Bet jūsų abiejų pasiūlymų metaduomenyse yra aiškiai nurodyta, kad dokumentus rengė ponas Raivydas Rukštelė, o jis tuo metu atstovavo Alaušai ir Lietuviškų degalinių sąjungai. Tai ir sakau, turbūt gali ir atsiuntė kažkokią medžiagą, tada mes tiesiog tą medžiagą vertinom institucijų medžiagą ir sudėjom turbūt į bendrą. Tai galėjo būti. Tai jūs kaip savo pateikėt lobistinės organizacijos pasiūlymą, taip išeitų? Matyt, turbūt tokį viduriuką ieškojau. Žodžiu, nei aš turiu intereso, nei aš pažįstu tų įmonių. Tiesiog tik tais buvo iškelta problema, ją tuo metu bandžiau spręsti diskusijos būdu. Ta patį klausimą uždavėme ir Urbanavičiaus pateiktų pasiūlymų pirminiam savininkui, advokatui Raivydui Rukšteliai. Pirmas atsakymas – ilga tyla. Dokumentų metaduomenys rodo, kad jūs rengiat abu pasiūlymus, kuriuos ponas Urbanavičius teikia. Jūs esat nurodytas kaip šių dokumentų autorius. Galbūt kažkokiais projektais buvo pasinaudota. Tai ta prasme, jūs rengiat projektą ir Seimo narys pateikė savo vardu? Nežinau. O tai kaip metaduomenyse atsirado jūsų vardas ir pavardė? Negaliu pasakyti. Gal kažkoks projektas panaudotas, nežinau. Verslo organizacijos atstovo pėdsakas Seimo nario teikiamuose dokumentuose savaime nėra draudžiamas. Visgi panašu, kad Justinas Urbanavičius pasiūlymus teikia nesilaikydamas skaidrumo standartų.
Tai, kad yra pateikta galimai registruoto lobisto pasiūlymas, savaime dar nėra problema. Esminis klausimas, man atrodo, yra užtikrinti, kad yra subalansuotas požiūris ir yra atspindimas tas viešasis interesas, nes Seimo nariai mes tikėtumėmės, kad išrinkti į šitą poziciją, jie užtikrins, kad sprendimai yra pagrįsti ir atitinka plačios visuomenės interesus, o ne siaurą interesų grupę. Tai, kad teikia lobistai, iš esmės teisininkai, tai normalu, kad gali pateikti Seimo narys. Bet yra vienas bet. Reikia tai deklaruoti, pateikti skaidriai sistemoje, kad toks kontaktas buvo ir kad šitas įstatymų projektas, arba ten pasiūlymas yra gimęs po pokalbių ir diskusijų būtent su tais žmonėm. Jeigu to jis nepadarė, iš esmės turėjo būti kažkoks tyrimas tuo metu, kai jis darėjo pareigą Seime, tiek vyriausios tarnybinės etikos komisijoje, jeigu tai buvo galimybė ir etikos komisijoje. Bet nieks to nepastebėjo tuo metu ir jisai nebe Seimo narys ir tirti galbūt nėra kaip. Daugelis posėdžio dalyvių, tiek politikai, tiek valstybės institucijų ir verslo organizacijų atstovai Urbanavičiaus pasiūlymus vadino absurdiškais ir kritikavo būtent tai, kad projektas jų manymu yra skirtas siauros grupės interesų tenkinimui, o taip pat prieštarauja pamatiniam teisės principui. Įstatymas atgal negalioja. Aš nežinau, ar čia yra techninė klaida, bet yra siūlymas toksai skamba, kad neįvykdė įstatymą 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 punkte numatytų reikalavimų vykdymą atleidžiami nuo baudų. Tai jeigu pasižiūrėjus įstatymą, kas yra 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktas, tai mes kalbam apie 22 metus ir 23 metus. Tai mes visi žinom, kad įstatymas atgal negalioja ir jeigu mes čia diskutuojam tik apie šitų 2 metų laikotarpį, tai natūraliai apie ką mes tada kalbam. Justinas Urbanavičius šiame posėdyje nedalyvavo ir savo pasiūlymų negynė. Bet konservatorių puikiai pavadavo Aidas Gedvilas. Tuomet jau krovėsis lagaminus migracijai iš darbo partijos į Nemuno aušrą. Reikia šitoje vietoje turbūt pasakyti, kad baudos iš tikrųjų nekuria pridėtinės vertės. Ir galutiniam variante turbūt netgi gaila, bet sumokam ne mes, o sumoka vartotojai. Aš vis tik tais pakviesčiau institucijų atstovus, kad kalbėti turbūt tą linkme, kad jeigu mes pripažįstam, kad tvarka nėra tobula, tai pirmiausia, ką mes turim padaryti, tai turime atsiprašyti ūkio subjektų, kurie, kaip sakyti, tuos nepatogumus patiria. Antra, ką mes turime padaryti, nedelsiant, kaip sakyti, imtis ir įvykdyti tuos pokyčius, kurie yra įmanomi ir kurie, kaip sakyti, visiems palengvintų tą darbą šioje srityje. Čia nieko nereikia, čia reikia perlipti per save, nustumti į šoną visas ambicijas ir, kaip sakyt, kažkokius tai norus, įrodyti, kad esame teisūs ir sukurti palankesnės ir liberalesnės sąlygas ūkio subjektams. Čia belieka priminti keletą faktų. Pirmas, tai kad Aido Gedvilo palaikomas pasiūlymas būtų leidęs nubraukti Jozitai paskirtą 95 000 eurų baudą. Antras, tai kad Gedvilo šeimos verslas 2016-aisiais Jozitai pardavė 2 degalines ir iš to gavo beveik 1,5 milijono eurų pajamų. Ir trečia, kad Aidas Gedvilas tuoj po šio sandorio iš degalines pardavusios įmonės pasiėmė 365 000 eurų paskolą. Kamuoja nemiga. Sapnuojasi košmarai. Nežinai, kur dėti pinigus iš Jozitos? Rinkis finansinę pagalvę. Finansinė pagalvė generuoja melatoniną ir formuoja natūralų imunitetą nuo pajamų mokesčio. Finansinė pagalvė – ramaus miego ir gerovės garantas. Tik sienos parduotuvėje. Finansinė pagalvė – išbandyta profesionalų. Neteisingai vartojama finansinė pagalvė gali privesti prie ikiteisminio tyrimo. Apie Gedvilo veikimą Jozitos naudai norėjome pakalbinti šio degalinių tinklo savininką bei vadovą Joną Jakubauskį. Bet vietoje atsakymų jis pasirinko keiksmažodžius. Norėjau pasitikslinti, ar jūs tą baudą sumokėjot? Aš dar kartą klausiu, kodėl aš turiu su tamsta kalbėti ir kas tamsta skauda? Mato, tokia įdomi situacija buvo, pastebėjom, kad... Tai situacija, reiškia, juk ne tavo, reiškia, kumelį padvės, o mano, ir kodėl pergyventi dėl mano kumelės? Ne dėl kumelės, dėl Gedvilo. Dėl ko? Dėl Gedvilo. Bet Gedvilas, tu kas tau Gedvilas dabar? Ar tau įdomu, kad aš su Gedvilienė miegojau? Šito aš neklausiau.
O ko tu klausi apie Gedvilą? Ar tu esi prokuroras, ar kas tu esi toksai? Žurnalistas ir norėjau paklausti. Šučinieks, o aš kas esu? Jūs esat ponas Jonas Jokubauskis, Jozitos direktorius. Aš ne ponas, esu Varga Pisoklis. Varga Pisoklis, supranti. O apie Gedvilą užmiršk, aš anan užmiršęs esu. Bet Gedvilas 24 metais palaikė pasiūlymus, pagal kuriuos Jozitai būtų ta bauda nubraukta. Tu beproti, tu nešnekėk nesąmonę, aš nežinau ir nepažįstu, ar tu šneki vėjus, ble. Ponas Jonai, galiu normaliai klausimą užduoti? Ponas Jonai, girdit mane? Ponas Jonai, alio. Apie galimą interesų konfliktą pakalbinti norėjome ir Seimo narį Aidą Gedvilą. Bet prieš sienos kamerą kalbėti jis nepanoro. Sveiki, ponia Gedvilai, porą labai greitų klausimų. 24 metais jūs palaikėte projektą, kurio būtų panaikinta bauda. Kurio būtų panaikinta bauda Jozitai. Ar nemanote, kad tai yra interesų konfliktas? Taigi tuos pačius klausimus Gedvilui uždavėme raštu. Seimo nario komentarų laukiame savaitę. Galiausiai Gedvilas pareiškė, kad įstatymo pakeitimai nebuvo pritaikyti nei Jozitai, nei kitoms nubaustoms įmonėms. 2024 metais svarstyti alternatyvių degalų įstatymo pakeitimai nebuvo skirti panaikinti konkrečiai UAB Jozita ar bet kuriai kitai įmonei jau paskirtų baudų. Buvo sprendžiama sisteminė degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių reguliavimo problema. Čia belieka priminti du dalykus. Pirmas, tai kad svarstant Urbanavičiaus pasiūlymus, informacija apie Jozitai ir kitoms 3 įmonėms skirtas baudas jau buvo paskelbta viešai. Antras, tai kad atsakingos valstybinės institucijos tame pačiame posėdyje aiškiai įvardijo, kad sprendžiama ne sisteminė, o kelioms įmonėms skausminga problema. Dėl termino pratęsimo mes manytume, kad šitas siūlymas yra perteklinis, nes degalų tiekėjams dėl įsipareigojimų vykdymo yra suteiktas pakankamas terminas. Už praėjusių metų laikotarpį deklaruojant, teikiant audito ataskaitas, informaciją pateikė 13 iš 15 veikiančių įmonių ir tai padarė visi didieji degalų tiekėjai, todėl mes manom, kad esami terminai yra pakankami ir jų keisti nereikėtų. Anot Aido Gedvilo, jo šeimos verslo ir jo paties sandoriai susiję su Jozitos pinigais nedaro jokio poveikio jo politiniai veiklai. Bandymas sieti mano poziciją 2024 metų teisėkūros procese su 2016 metais įvykusiu verslo sandoriu yra nepagristas. Po šio sandorio buvo nutraukti visi ryšiai su atitinkamu sektoriumi. Nedalyvauta nei verslo veikloje, nei susijusių organizacijų valdyme. Svarstant konservatoriaus pasiūlymus, Aidas Gedvilas nebuvo vienintelis baudų nubraukimo atgaline data šalininkas. Už pasiūlymą atgaline data anuliuoti Jozitai ir kitoms įmonėms paskirtas baudas pasisakė ir Lietuviškų degalinių sąjunga. Mes jau garsėjame kaip baudų šalis. Jau net yra sistematizuojamos baudos internete, kas už ką kiek gali būti nubaustas ir praktiškai toj bus tai, kad tu užsiimi verslu. Jau vien tai, kad tu sugalvoji, bus bauda. Posėdį inicijavęs Seimo narys Aidas Gedvilas neslepia buvęs šios sąjungos garbės nariu. O registrų centro duomenimis jis tebėra ir jos tarybos narys. Taigi Seimo narys inicijavo komiteto posėdį, kuriame buvo svarstomi konservatoriaus registruoti, bet Lietuviškų degalinių sąjungos advokato rengti pasiūlymai. Posėdyje dalyvavo ir Lietuviškų degalinių sąjungos vadovas. O Aidas Gedvilas ne tik nenusišalino nuo pasiūlymų svarstymo, bet ir pats pritarė šios lobistinės organizacijos pozicijai. Pats būdamas jos tarybos nariu. Ingridos Kalinauskienės vertinimu, jeigu registrų centro duomenys teisingi, toks Seimo nario sėdėjimas ant 2 kėdžių yra rimta problema.
Jeigu Seimo narys iš tikrųjų eina tarybos nario pareigas, tai atrodo rimtesnė problema negu atrodo gal iš pirmo žvilgsnio, kadangi pagal Seimo statutą Seimo nariai negali tokių pareigų užimti. Tai čia yra pakankamai svarus klausimas, nes Lietuviškų degalinių asociacija yra verslo asociacija, taip pat yra registruotų lobistų sąraše. Tai, Seimo nario veikla visiškai nedera su tokia veikla, tai yra, kaip ir minėjau, ir Seimo statute, ir Konstitucinio teismo išaiškinimuose. Aidas Gedvilas tikina, kad jo pavardė galiojančiame Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos narių sąraše klaida. Politikas teigia visus ryšius su šia organizacija nutraukęs prieš 10 metį. Į šį klausimą būtina atsakyti labai aiškiai. Pati prielaida apie nusišalinimo pareigą šiuo atveju yra nepagrįsta. Aš nesu Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos narys ir nedalyvauju šios organizacijos veikloje nuo 2016 metų, kai buvo parduotas šeimos verslas. Po šio sandorio buvo nutraukti visi ryšiai su naftos sektoriumi ir pasitraukta iš asociacijos valdymo organų. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas turi kitokią nuomonę. Tiek dėl Gedvilo veiklos degalinių sąjungai aktualiais klausimais, tiek dėl jo ryšių su Jozita. Jeigu turi interesą, nežinau, turi arba jisai, arba jo aplinka turi, tarkim, akcijų šitam versle, jeigu pats yra dalyvavęs šitos organizacijos veikloje, jeigu dar sako, tai yra nurodyta, aišku, čia matyti istoriškai likę, gal kažkas nesutvarkė arba labai nėra aktyvi ta organizacija, tai Seimo nariui rekomenduotina nusišalinti, nes vienokį ir kitokį interesą jis ten gali turėti. O jeigu svarstomas klausimas atneštų naudą ūkio subjektui, iš kurio didelę naudą yra gavęs pats Seimo narys? Jisai, man atrodo, kad bent jau taip žiūrint visiškai primityviai, diletantiškai iš šito kampo ir vėlgi nematant medžiagos, atrodo, kad interesas galėtų būti pamintas. O dabar apibendrinkim. Aidas Gedvilas per savo šeimos verslo sandorius ir didžiulę paskolą, susisaistęs su degalinių tinklu Jozita, Seime aktyviai palaikė siūlymus, kurie būtų leidę anuliuoti beveik 100 000 eurų baudą skirtą šiam degalinių tinklui. Šiuos siūlymus oficialiai teikė konservatorius Justinas Urbanavičius. Tačiau dokumentų metaduomenys rodo, kad prie jų rengimo galėjo prisidėti ir Lietuviškų degalinių sąjungai bei degalinių tinklui Alauša atstovaujantis advokatas. Oficialiais registrų centro duomenimis Aidas Gedvilas tebėra Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos narys, nors pats prisistato buvusiu garbės nariu. Taigi Aidas Gedvilas ne tik palaikė pasiūlymus naudingus jo šeimą praturtinusiam degalinių tinklui, bet ir nenusišalino nuo sprendimų palankių verslo struktūrai, su kuria Seimo narys turi akivaizdų ryšį. Štai ir papasakojome dar vieną istoriją apie Aido Gedvilo ryšius ir politinę veiklą. Prie ankstesnio pasakojimo apie prabangius rūmus, šūsnis grynųjų ir pinigus iš Jozitos dabar galima pridėti ir bandymą atgalinę datą nubraukti Jozitai skirtą baudą, bei politinių sprendimų susijusių su degalų sektoriumi priėmimą, turint ryšį su degalinių tinklams atstovaujančia lobistinė organizacija. Bet ir visa tai, kaip pasakytų ponas Gedvilas, turbūt tik pasakos.